Nejaukios situacijos. Tikrai yra pas kiekvieną gyvenime tokių nejaukių momentų. Tarkim, jūs einat gatve vienas, apie kažką galvojat, svajojat, matot pažįstamą žmogų. Jūs ne tai, kad jį pažįstat, bet jūs jį esat matę ne vieną, ne du kartus. Einat šalia ir ką daryt? Jūs į jį žiūrit, jis į jūs ir jūs ką darot? Laukiat, kol jis pasisveikins. Antras dalykas, kuris, pavyzdžiui, mane irgi būna nervuoja, tu išeini, grįžti ir tau sako, kur buvai? Nu, buvau tualete. O ką veikiai? Ką aš galiu ten veikti? Ir trečia situacija, kur gal ne visiems yra aktuali, bet einat gatve, einat per perėją ir vidury perėjos suprat, kad jūs einat ne ten. Norisi, aišku, iškart apsisukti, eit atgal, bet iškart galvoju, o kaip aš atrodysiu? Stovi mašinos, sėdi žmonės, į tave žiūri. Aš, pavyzdžiui, tiesiog nueinu tiesiai ir po to laukiu šviesoforo, kad grįžtų atgal. Tai yra tokios 3 pagrindinės situacijos, kuriuose aš visą laiką būnu.